Lietuvos karitui pasiūlymą Kaune įkurti organizaciją, kurioje būtų padedama sunkioje situacijoje atsidūrusiems žmonėms, palaikė Nyderlandų paramos fondas ir Kauno miesto savivaldybė. Taip atsirado Kauno kartų namai, o 2021 metais įgyvendinus ES projektą Namai atnaujinti iš pagrindų. Kauno kartų namuose po vienu stogu gyvena 3 skirtingų kartų žmonės – vaikai, motinos ir seneliai. Jie tampa artimesni vieni kitiems, užsimezga tvirti tarpusavio ryšiai, žmonės susidraugauja ir tampa tarsi didelė šeima. Kauno kartų namai turi viziją – tapti namais, kuriuose gera gyventi ir dirbti. Ji nėra skirta tik tiems, kurie čia gauna paslaugas, bet ir personalui. Sukuriama tokia vidaus kultūra, kur darbuotojai gerai jaučiasi, yra geros nuotaikos ir stengiasi gyventojams kurti tokius namus, kuriuose būtų gera gyventi. Dažnas Kauno kartų namų gyventojas ar gyventoja patyrė atskirtį, vienatvę, daug skausmo. Kauno kartų namų misija priimti su meile, išleisti su meile reiškia, kad kiekvienas atvykstantis žmogus priimamas pagarbiai, toks koks yra, su individualiais, tik jam būdingais poreikiais. Pasitikėjimas savo jėgomis yra vienas svarbiausių dalykų imantis pokyčių, o dirbančiųjų pareiga – padrąsinti, pagirti, padėti patikėti, kad tai įmanoma. Dauguma Kauno kartų namuose apsigyvenančių motinų neturi motinystės, savarankiško gyvenimo įgūdžių, negavusios meilės ir artumo vaikystėje. Tačiau šioje saugioje ir paramą teikiančioje aplinkoje jos turi galimybę išmokti, mylėti, rūpintis ir artimai bendrauti su kitais žmonėmis. O tai yra labai vertinga ir svarbu, siekiant stipresnės savivertės, ilgalaikių santykių, įgyti motinystės įgūdžių, keisti įpročius ir kurti laimingesnę savo ateitį. Čia veikiantys senelių namai netradiciniai. Senjorai turi galimybę įsitraukti į jiems patinkančią veiklą – mankštas, užsiėmimus grupėse, švenčių renginius, bet užvis svarbiausia tai, kad jie gali leisti laiką su motinomis ir jų vaikais, tarsi šeimoje. Ne viena močiutė yra sakiusi, jeigu ne tos mamos su vaikais, tai aš liūdėčiau. Išsikėlusios gyventi savarankiškai moterys nepamiršta senelių ir kartu su vaikais ateina jų aplankyti. Kauno kartų namuose 2004 metais pradėjo veikti pagyvenusių žmonių dienos centras, kurio siekis – skatinti pagyvenusių žmonių savarankiškumą, aktyvumą, kūrybiškumą, padėti geriau jaustis, atrasti bendraminčių ir užsiimti įdomią veiklą, realizuoti save. Būtent šiuose namuose galima pajusti ramią senatvę ir išmintį, vaikų juoką ir krykštavimą, gyvenimo džiaugsmą, kur dera 2 skirtingos būsenos – jaunystė ir senatvė.